Labą dieną. Dar noriu vieną jums parodyti sodinimo procesą, kaip pasisodinti šilauogės. Šilauogė dabar yra tikrai visų labai mėgstama uoga, kadangi tai uoga numeris 1, kuri turi šitokią aibę vitaminų ir šitiek daug mikroelementų, antioksidantų. Todėl jau visi spėjo įvertinti ir spėjo suprasti, kad jeigu jūs turite kažkiek tai žemės, tai pasmaguriauti šilauogėmis savo sode būtų kiekvienam labai malonu. Sodinant šilauogės reikalavimas yra rūgšti dirva. Rūgšti dirva, žinoma, ne bet kokia, bet rūgšti dirva, kuri turi būti apie 4,5 rūgštingumas, truputėlį virš 5. Todėl retai kur būna tokia, taigi reikalingas būtinai specialiai paruoštas substratas. Substratas yra ruošiamas įvairus. Pavyzdžiui, čia yra specialiai paruoštas substratas. Taip pat jame galima sodinti ir rododendrus, azalijas. Tačiau tai yra substratas paruoštas iš durpės, taipogi su trąšomis. Yra štai toks, gana rupus, gana su medžio gabaliukais, bet jis būtent yra atitinkamo rūgštingumo ir į jį mes galime sodinti. Sodinant į substratą galime nenaudoti visai daržo žemės, tačiau teko skaityti plantacijas, kurie augina, kad galima iki trečdalio įmaišyti daržo žemės. Tačiau mes laikysimės visų taisyklių ir naudosime specialiai paruoštą substratą. Dar vieną turime substratą, specialiai paruoštas taip pat. Šitas substratas yra su trąšomis, yra su pušų žieve. Jeigu iš arčiau pažiūrėjus, štai pušų žievės yra gabaliukai ir jis yra labai purus, nes kas labai svarbu, šilauogėm labai svarbu, kad būtų puri terpė, nes jų šaknys yra labai smulkios ir būtina jom, kad prieitų gerai oras. Štai šaknelis puikiai prasiskverbia, kad galėtume ištraukti augalą, truputėlį paspaudžiam vazoną, apverčiam, pastuksenam. Štai kokios šaknys. Tiesiog plauko storio, tik tai šaknelis. Taigi, jau vien čia pažiūrėjus, jau aišku, kad jom reikalingas labai puri terpė augti. Taigi, mes panaudosime šį kartą, bet, kaip sakiau, nebūtina šį, galima ir kitą tą substratą naudoti. Iškasama duobė turi būti priklausomai nuo dirvožemio tipo. Turi būti ne mažiau 40–50 cm gylio ir kuo platesnė, iki 80 cm. Todėl, kad šaknys yra šilauogių paviršinės, bet jos labai plačiai plinta. Todėl mes turim paruošti tokią vietą, kur jos galėtų laisvai augti. Skaitoma, kad iki 80 cm jų šaknys plinta. Kaip matote, mes į vienam kerui, vienam panaudosime 50 litrų. Ir pasižiūrėjus, dar mūsų duobė ne visai pilna, taigi gali tekti panaudoti ir kitą. Todėl kitos pakuotės yra didesnės. Kitos pakuotės yra po 80 litrų, todėl tos pakuotės tikrai bet kokio dydžio kerui užtektų. Dabar sodinant svarbiausia, kas geriausiai yra sodinti 2 metų sodinukus. 2 metų sodinukai jau sekančiais metais jums leis paragauti uogyčių.
Jeigu sodinsite vienmetukus, kuriuos pirksite pigesnę kainą, turėkite omeny, kad jų uogų jau tada sekančiais metais nematysite, reikės dar palaukti metus laiko. Taigi mes šiandien turime sodinuką, labai populiaros veislės Blue Crop ir jau, kaip matome, yra su žiedais. Tai yra 3 metų sodinukas ir mes jį šiandien pasisodinsime. Dar turime įgerio. Galima panaudoti įgerį taipogi į šaknų plotą. Jeigu pas jūs labai kalkinga dirva, turėtumėte, nebūtinai turėtumėte, tačiau galite tas duobes truputėlį įrėminti, kad atskirti daržo žemę nuo šitos specialiai paruoštos žemės, kad ne taip greitai jinai užkalkėtų. Tačiau nepamirškite, kad bet kokiu atveju jums reikės kas metai uždėti mulčio, kas metai trašelių specialiai paruoštų jom. Kas labai svarbu, kad toje pakuotėje yra kartu ir dirvos rūgštintojas. Tačiau atminkite, kad pirmais metais reikia tręšti labai atsargiai arba po pasodinimo į pastovią vietą, arba tręšti labai nedaug. Todėl, kad paprastai augalai iš medelynų jie pilnai paruošti ir yra įterpta jau reikalinga dozė trąšų. Šilauogės nemėgsta būti pertręštos. Tačiau sekančiais metais vėlgi reikia atminti, kad šilauogės tręšiamos anksti iš pavasario. Jeigu reikalinga trąšų norma suaugusiam krūmui apie 30 gramų, tai tą trąšų normą taipogi iš karto nereikia išpilti. Geriausia tai išpilti per 3 kartus. Tai ankstyvą pavasarį, gegužės mėnesį ir ne vėliau birželio mėnesio galo. Sakykime, užsibrėžkite tikslą joninės, kad atsiminti lengviau. Nes paskui vėliau ūgliai auga ir neatlaiko žiemos. Taigi šitam substratui, kadangi jis yra su trąšomis, mes šiandien trąšų nedėsime, nes jis yra pilnai paruoštas. O ateity, kaip sakiau, jūs nepamirškite, kad yra tokios trąšos. Kadangi turime įgerio, nepagailėsime ir įbersime. Įgeris, jis veiklus yra keletą metų, o šilauogės, kadangi jų šaknys yra labai paviršinės, labai smulkios, jos turi atsigerti gerai. Tačiau šilauogės taipogi nemėgsta ir užsistovėjusio vandens. Jeigu turite kažkokias užliejamas vietas, šilauogių geriau nesodinti, todėl kad pavasarinis tas polaidis kartais, jeigu užsilaikytų ten ilgiau vanduo, tai tikrai to šaknelės žūtų. Taigi mes dabar ir įtupdysime šitą gražuolę. Nemaišome šį kartą mes žemės, bet dar reikia atminti, kad negalima šilauogių įgilinti labai. Jeigu mes įgilinsime, paskui pradės kaklelio puvimas ir stovės tas krūmas, o galų gale ir sunyks. Taigi pasižiūrėjus čia, mes pamatuojame ir matome, kad pas mus yra per giliai. Turėtų būti lygiai taip. Taigi sudarome kaupuką šiokį tokį ir dar įbersime. Štai, dabar šaknis bus tame lygyje, kuriame reikia. Ir panaudosime dar mes ir šitą substratą. Kaip sakiau, galima naudoti dalį daržo žemės. Tačiau reikia nepamiršti, kad jeigu jūsų žemė sunki, tai geriau to nedaryti. Geriau iš karto panaudoti reikiamą kiekį substrato. Ir atminkite, kad substratas tai yra vienas maišas 80 litrų
vienam krūmui. Taipogi, nepamirškime gerai palaistyti. Laistymas yra labai svarbus dalykas, todėl kad taip žemė gerai apgula šaknis ir jos jau iš karto gali pradėti gyventi. Išpilam ne mažiau kibiro ir sudrėkiname ne tik tai apie kelmą, sudrėkiname aplinkui. Lygiai tą patį, kada kalbėjau apie tręšimą, tai tręšti reikia nepamiršti, kad tręšiame ne prie pat augalo, neišberėme vieną ten šaukštą, sakykime, tų trąšų į vieną vietą, bet tręšiame vainiko plote, nes pagrindinės siurbiamosios šaknys yra būtent lajos krašte. Taigi, jeigu mūsų krūmas bus, sakykime, toks, tai jau tręšime mes va šitoj vietoj tik tai. Tai čia yra taisyklė ne tik tai šilauogėm, ne tik tai kam, bet aplamai visiems augalam. Tas pats liečia tiek sodo augalus, tiek uogakrūmius, tiek vaiskrūmius. Na ir, kaip sakiau, būtinai reikia pasodinus užmulčiuoti. Užmulčiuoti yra pats geriausias dalykas, tai pušų žievė. Pušų žievė, jinai palaipsniui pūdama rūgština dirvą, bet tas rūgštinimas būna nepakankamas, kaip sakiau, todėl reikėtų naudoti. Ir čia mes turim šį kartą labai grubę pušų žievę. Sakyčiau, būtų galima naudoti smulkesnę šiam tikslui, bet naujai pasodintam augalui bus gerai. Šaknų sistema kvėpuos. Pavasarį palaikys pastovią temperatūrą mulčios, o žiemą atliks dirvos tiesiog pašiltintoje, nes šilauogės atlaiko iki 25 laipsnių šaltį, tačiau reikia nepamiršti, kad jų šaknelis taipogi, kaip sakiau, plonytės ir jom visai neblogai, kada kas metai mulčios atnaujinamas. Štai mūsų pasodinta, šaknų plotas mulčiuotas, palieta. Ir šiemet mes jos netręšime, o kitą metą būtinai pasinaudosime štai šitomis trąšomis, nes ir parūgštintojas atskiri du pakučiai. Tai yra kompleksinis trąšos skirtas rūgščiamėgiam augalam ir tai yra parūgštintojas. Beriame lygiomis dozėmis. Jeigu aš jums padėjau, jeigu jums kas nors paaiškėjo, būsiu laiminga ir gero derliaus.